Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Leporių filiale vyko knygos valanda. Skaitome Günterį Grasą. Vokiečių tautybės prozininkas, dramaturgas ir poetas Günteris Grasas yra įvairių premijų laureatas, taip pat daugelio universitetų garbės daktaras, Gdansko miesto garbės pilietis. Renginį pradėjusi vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Petraitytė sakė: Aš sakyčiau, tas mūsų spalis labai jau grasiškas, visokia prasme, kadangi rašytojo gimtadienis, diena kita skiriasi. Na ir šiaip tos nuotaikos ir visuomeniai, ir kultūroje tikrai irgi tų permainų gausybė, kaip ir rašytojo kūryboje. Na bet va tą rašytojo pasaulį mums tikrai neatskleista. Labai mažai kas turbūt iš lietuvių skaitytojų jį yra įkrimtęs, supratęs iki galo. Turbūt mums labai gražiai tęsdama novelistų seriją, ar kaip čia pasakyti, jų buvo ir Achmatova, buvo ir Brodskis, buvo Šimborska, buvo Milošas, jie visi Anapilyje, o rašytojas Grasas turbūt nežino, kad čia tokia mažam Šiaulių kampelėje apie jį ir jo kūrybą bus šnekama. Bibliotekininkė pristatė ir vakaro pranešėją, literatūros tyrinėtoją, profesorę, habilituotą daktarę Danutę Oną Klumbytę. Susirinkusiems knygos valanda nors ir išsitęsė iki 2 valandų, bet neprailgo ir buvo tikrai įdomi. Šiaulių universiteto dėstytoja profesorė Danutė Ona Klumbytė renginį pradėjo nuo trumpos rašytojo biografijos. Günteris Grasas ne tik savitą rašymo stilių turintis rašytojas, bet ir skulptorius, dailininkas. Rašytojui 85, bet savo skaitytojo patraukė prarastos tėvynės tematika, perskelto dangaus, perskelto pasaulio atspindžiai savo kūryboje. Profesorė Danutė Ona Klumbytė išskyrė keletą svarbesnių Günterio Graso kūrybos bruožų. Mano veikėjai pereina iš vieno į kitą, kartojasi, dažnai mes sutinkame tuos žmonės ir yra toks didelis kontekstas jo kūrybos, jo žmonių, kurie ten veikia. Jis yra aprašęs, dabar tai Danskas tai yra buvęs Dancikas. Visi mes Gdanske turbūt buvom, daugelis iš mūsų yra buvęs. Aprašęs yra gatves, jo bažnyčias, architektūrą, Olyvos miškus netoli jo, Sopoto į Bžežno paplūdimį, Kašubijos peizažus, Vyslos slėnį, bet gyventi jis ten nebegali. Nebegalėjo, buvo iš ten išstumtas. Tačiau visam savo amžiui jis išliko dancigiečiu. Renginio metu profesorė pristatė daugelį į lietuvių kalbą išverstų rašytojo Günterio Graso knygų. Pradėjusi nuo Dancingo trilogijos Skardinis būgnelis, Katė ir pelė, Šuniški metai, pranešėja pabaigė ne ką mažiau įdomiais kūriniais Rupūžės kurkimai, Mano šimtmetis, Krabo žingsniu. Klausantis profesorės Danutės Onos Klumbytės pranešimo, ne vienam susirinkusiems paaiškėjo sunkus, neįprastas rašytojo stilius. Subjektyvistinis tikrovės reiškinių perteikimas, drastiški vaizdai, komizmo ir siaubo elementų jungimas, fašizmo ir pirmųjų pokario metų aprašymas, žmonių pergyvenusių fašistinį laikotarpį tragizmas, būdingas daugeliui rašytojo kūrinių. Neatsitiktinai renginio pabaigoje net keletas lankytojų susimąstė, būtinai reiksiant perskaityti rašytojo Günterio Graso prozą, kas pasiryžo pasiimsės knygą Krabo žingsniu, kas nutarė pradėti nuo rašytojo autobiografijos.